Čia yra safe zonas ir briefingo dabar patalpa. Tai išeinam į priekį, matom vieną centrinį pastatą. Čia yra taip vadinami garažai, yra praėjimas tiesiai iki galo, liniją galima daeiti. Per šituos langus lėktuvai skraido. Per šitos kraštinius langus vaikščioti negalima ir šaudyti negalima, nes netoli yra safe zonos ir gali sužeisti. Tai mes galime taip pat praeiti iki pat galo, iki pat tų toliau matomų pastatų, negyvenamųjų, šitų apleistų, geltonų. Tiesia linija. Taip pat galim įsukti per bet kurį langą arba galime praeiti. Užsukame į pagrindinę patalpą garažo. Čia vadinami garažai, mes jas vadinam. Tai periname įstrižai šitą garažo patalpą. Ir vėl išlindame į tą liniją, ten yra safe zonas ir šalia yra, tame centrinėme pastate yra vienas iš respo. Galima eiti iki krūmų galo, apeiti pastatą garažą šitą iš kairės. Ir galima pasukti į dešinę, mes lipame į kalniuką, maždaug ties viduriu. Ir čia turime centrinį pastatą, didžiausią, einant link šito kairiojo kampo. Yra mėlyna bačka ir už pastato galima patekti prie metalinių laiptų arba po dešinę yra transformatorinė. Per šitą įėjimą pro transformatorinę galima patekti į vidų pastato, Černobylio zoną, taip vadinama. Kodėl Černobylio zona? Todėl, kad šitoje lokacijoje buvo filmuojamas serialas Černobylio. Tai čia yra toliau eiti draudžiama, nes nesaugu, yra daug duobių. Tai šita teritorija yra atitverta ir nežaidybinė. Be abejo, čia taip pat reikia žiūrėti po kojomis, nes galima sukti dešinę. Čia tamsu yra smėlio kambarys. Yra smėlio kambarys arba mes galime eiti pro kitą pusę ir patekti į kitos komandos respą. Čia yra kitos antros komandos respas. Iš čia paprastai yra išbėgama į lauką arba galima sukti kairę per langą, apeiti šitą pastatą iš kitos pusės, tą didžiulį. Ir maždaug ten šalia to lango yra, matosi, yra metaliniai laiptai, kuriais galima užlipti į antrą aukštą. Tai galima užlipti jais arba galima išbėgus pro čia išlysti į lauką. Lauke matome tą centrinį pastatą, kuriame yra pirmosios komandos respas. Galima užlipti į antrą aukštą. Užlipus į antrą aukštą galime sukti į kairę
link metalinių laiptų. Šito koridoriaus gale, tiesa jisai tiesiai nepraeinamas, bet yra metaliniai laiptai. Čia yra zona virš Černobylio, iš kur atsiveria vaizdas į kiemą. Arba einame, parodysim metalinius laiptus. Vėjas uždarė duris, bet atsidaro ir mes turime metalinius laiptus. Taip pat pro tą pusę galima apeiti. Čia yra uždaryta koridorius, galima praeiti iš dešinės pusės, kaip mes atėjome, arba galime praeiti pro kitą pusę, apeiti šitą kliūtį koridoriuje. Grįžtame vėl į tą pačią vietą prie laiptų. Mes grįžtame vėl prie tų laiptų, kuriais užlipome. Ir užlipus laiptais pasukus į dešinę, ne į kairį link metalinių, į dešinę, mes patenkame į ofisų patalpas. Su vaizdu taip pat į tą patį kiemą. Užtvaros, yra automobiliai. Galima eiti per šitą pusę, galima eiti koridorium, arba galima eiti per šitą pusę. Tai einame kol kas čia. Kiekvienoje patalpoje praktiškai yra išėjimas į koridorių. Išeiname į koridorių, einame iki galo. Ir čia randame dar vienus laiptus, trečius laiptus, patekimas į ofisų patalpas. Taip pat yra dar toliau patalpų, bet iš jų išėjimo nėra. Tai leidžiamės žemyn laiptais. Patalpų čia su vaizdu į kiemą ir išeiname į kiemą priešais tą centrinį pastatą, kuriame yra pirmosios komandos respas. Čia yra kiemas. Patekimas į pastatą yra vienas, yra antras. Yra kairėje pusėje, pro kurį įėjome į tą pastatą prie elektrinės, yra iš kitos pusės per metalinius laiptus. O dabar einam iki pirmosios komandos respo. Tai šitas pastatas taip pat turi kelias įėjimus. Vienas, pro kurį įėjome, yra 3B. Yra patekimas tiesiai priešais safe zoną. Arba galime išeiti pro šitą įėjimą, galima išeiti pro duris kairėje, galima čia dešinėje, galima čia per langą. Išėjimų iš centrinio pastato yra begalė. Ir mes vėl išlendame į kiemą. Priešais matome šitą kampą, pro kurį patekom į tą centrinį pastatą, į Černobylio zoną. Na ir, sakykime, apeinam centrinį pastatą. Iš tos pusės pačion galima nusileidus vėlgi patekti į tą ilgąjį garažų pastatą. Arba grįžtame palei sieną į safe zoną. Tai toks
ekskursas po teritoriją šį kartą. Ir greitų laiku laukite papildymo.